Nauji šviesoforai. Ar jau matėt naujus šviesoforus? Atvažiuosit, rasit tokį šviesoforą, ką darysit? Arba tokį ženklą, arba tokį ženklą. Na, neišsigaskit, tai yra šviesoforai skirti tik maršrutiniams transporto priemonėms. Tai gali atsirasti prie normalių šviesoforų maršrutinių transporto priemonių šviesoforai ir jie lygiai tą patį reiškia, ką reiškia ir mum pagal vertikalį galim įsivaizduoti. Tai S. Kaip raudonas, kad būtų draudžiama važiuoti. Jeigu vidurinis, tai čia yra kaip geltonas irgi. Draudžiama važiuoti ir įspėja, kad signalas pasikeis. Šitie du užsidegė kaip raudonas ir geltonas, irgi draudžia ir įspėja, kad žalias užsidegs. Ir gali pačioje atsirasti simbolis, kad leidžiama važiuoti maršrutiniams transporto priemonėms. Kaip galėtų būti panaudotas? Na, tarkim, kai yra pikas, kamštis, maršrutinės transporto priemonių autobusas atvažiuoja pirmą juostą, bet jiems sankryžai, pavyzdžiui, reikia sukti kairę. Tai įsivaizduojat, kaip jam ten atvažiuoti ir persirikiuoti per piką beveik neįmanoma. Čia visai protingai būtų galima padaryti. Visų pirmiausia, jung maršrutiniam transporto priemonėm, pavyzdžiui, galimybę pasukti kairę. Jos atvažiuoja, pasuka į kairę, pravažiuoja, tada jų šviesoforas išsijungia, tada įsijungia visiems kitiems leidžiama važiuoti. Taip, tada autobusai galėtų labai puikiai judėti. Tai idėja suprantama yra ir nenustebkit pamatę naujus šviesoforus, skirtus maršrutiniams transporto priemonėms.